Labą dieną su Antiena. Jūsų dėmesiu į laidą, kurioje gandų tikrovė pranoksta realybės iliuziją. Gandai. Toks pat senas reiškinys kaip ir pati žmonija. Dar prieš istoriniais laikais, pavyzdžiui, pasklisdavo toks gandas, kad kaimyninėje gyvenvietėje mamutai riebesni, o merginos gražesnės. Dėl to kildavo karai. Ir šiandien gandai gali tapti labai grėsmingų politinių ginklų. Štai jų fenomeno nagrinėjimui ir skiriama mūsų laida. Kaip jūs visi gerai pamenate, dar visai neseniai Vytautas Landsbergis šmeižė mūsų narsius prokurorus. Atseit visai iš proto išsikraustė, ėmė ir iškėlė bylą dėl galimo daktaro Jono Basanavičiaus nužudymo. Taigi šiandien Antiena su palengvėjimu gali pareikšti visai tautai, jog dabar jau niekas nepaneigs, kad politikas iš Briuselio visiškai atitrūko nuo Lietuvos realijų ir absoliučiai nesupranta, kas iš tiesų vyksta mūsų šalyje. O vyksta štai kas. Nepatikrintais duomenimis šaunieji mūsų teisėtvarkos sakalai gavo iš broliškosios Bulgarijos tariamo nusikaltėlio fotorobotą. Konservatorių prokuratūros kurmiai pamatė vieno prokuroro kompiuteryje atvaizdą, iškart nuskuodė pas Landsbergį. Matot, Bulgarijos policijos sukurtame kriminalinio autoriteto portrete kurmiai atpažino daktarą Basanavičių. Ne veltui protingi žmonės sako, nereikia užsiciklinti tik Lietuvos istoriją ir kultūrą ir skaityti tiek daug knygų. Išgirdo žodį daktaras ir iš karto pamanė apie Basanavičių. O daktaras tai tik Basanavičiaus pravardė, kitaip sakant, slapyvardis. Mes taipogi žinom, kad jis gyveno Bulgarijoje ir buvo apžėlęs barzda ir puikia ševeliūra. Be galo naivu būtų galvoti, kad į Bulgariją negali atvykti dar vienas lietuvis, taip pat barzdotas ir ilgaplaukis. O daktaras tai ne jo slapyvardis, o pati tikriausia pavardė. Taip kad, profesoriau, sėdėkite Briuselyje ir netrukdykite didvyriškiems Lietuvos temidės šunims gaudyti daktarų, gydytojų ir visokių Basanavičių saulėtose kaimyninėse šalyse. Kaip nebūtų keista, skleisti gandų nesibodi ne tik visokie ten politikai, bet ir visai rimti ir gerbiami žmonės. Štai pavyzdžiui, filosofas Vytautas Radžvilas neseniai pareiškė, kad tikrasis Lietuvos premjeras ne konservatorius, taip pat ir krikdemas Andrius Kubilius, o taip vadinamas oligarchas Bronislavas Lubys. Žinoma, filosofu, taip kaip ir priimta mūsų krašte, niekas nepatikėjo. Nebent tik kokie anarchistai ir kitokio plauko neformalių judėjimų atstovai žingsniavę Vilniaus gatvėmis su plakatu Kubilius lygu Lubys. Antienos pareiga paneigti šį niekuo nepagrįstą gandą. Na koksgi po perkūnais iš ponio Lubio premjeras? Premjerui svajojo būti prieš kokius gal 16 metų, bet ir tai tik dėl to, kad galėtų tapti Achemos prezidentu. Dar ir pramonininkų konfederacijos prezidentu. Taip kad Bronislavas Lubys prezidentas. Jei jums taip labiau patinka, 2 kart prezidentas. O galima tiesiog prezidentas Lubys. Pažvelkite, prezidentas Lubys, o iš dešinės amerikonas ekologinis fermeris. Štai prezidentas Lubys, o iš dešinės buvęs Kremliaus vietininkas Lietuvoje. O štai prezidentas Lubys derasi su dar neseniai buvusia Europos komisijos komisare. Vis tik nelabai suprantama, kaip toks patyręs filosofas Vytautas Radžvilas galėjo supainioti prezidentą su premjeru. Būtų jis politologas kaip koks Lopata, tikrai nebūtų apsirikęs. Bet pralaimėjęs rinkimus į Lopatos vietą Tarptautinių santykių institute, taip ir liko tik filosofas. O iš filosofo, kogi galima tikėtis, tuo labiau reikalauti. Anot gandų, laikinai einantis LRT generalinio direktoriaus pareigas Audrius Siaurusevičius pareiškė, kad žurnalistas privalo stebėti, o ne kurti įvykius. Antiena nesiima vertinti laikinai einančio pareigas elgesio tą atmintiną naktį lygiai prieš metus, kai jis nežinia kodėl, apie tai sklinda įvairūs gandai, užsuko į vieno Vilniaus viešbučio skydinę. Bet kai jis dar nebūdamas LRT generaliniu direktoriumi į savo jubiliejų sukvietė politikus, tarp jų ir aukščiausius šalies pareigūnus, tada jis kūrė įvykius ar tik ramiai juos stebėjo.
Arba prieš 7 metus, kai ponui Siaurusevičiui gimimo dienos proga padovanojo Hitlerio išvaduotojo portretą, jis stebėjo įvykius ar vis tik priėmė portretą, tuo pačiu sukūręs įvykį. Arba tarkime, kai su savo bičiuliu Jogaila Morkūnu pareiškė, kad spaudos klubas gavo baltų miltukų siuntinuką, tai buvo savireklama, tai yra lyg pačių aukų sukurtas įvykis. O jei ne, tai kodėl neiškelta kriminalinė byla dėl pasikėsinimo į televizijos žurnalistą? Priminsime, kad baltų miltukų siuntiniukus su mirtinais mikrobais kadaise teroristai siuntinėjo po visas Jungtines Amerikos valstijas. Smulkus pastebėjimas. Antiena todėl ir tvirtina, kad ponas Siaurusevičius laikinai eina savo pareigas, nes visi ligšioliniai šios kontoros generaliniai direktoriai anksčiau ir vėliau buvo priverčiami palikti šį postą. Net rekordininkas ilgaamžis Kęstutis Petrauskis šiandien graužia karčią laikraščio redaktoriaus duonelę ir kartas nuo karto parašo kokį straipsnelį. Net kai kam neginčiama žvaigždė Rita Miliūtė, kadaise palikdama nacionalinės televizijos direktoriaus postą, pareiškė, kad žurnalistikoje jau viską pasiekė ir nori išmėginti jėgas biznyje. Bet pakankamai greitai susivokė, kad jos laukia naujos televizijos viršūnės ir trenkė pavelnių tą biznį dėl galimybės pasipuikuoti ekrane. Kitas klausimas, ar žiūrovai dėl to patiria tokį jau ypatingą malonumą. Ponas Siaurusevičius anot gandų vadovaujasi žinoma taisykle. Nėra nieko pastovesnio už laikinumą. Štai dėl ko matyt jis nurodinėja žurnalistams, ką jiems stebėti ir ko nekurti, nes pats jau niekada nežada grįžti į žurnalistiką. Nors pikti liežuviai plaka, kad jis niekad ir nebuvo žurnalistas. Tai kas jis buvo? Ir ko gero, kas jis yra? Vieni spėlioja, kad pastaruosius 20 savo gyvenimo metų šis ponas yra ištikimas žydrųjų albinų klano tarnas. Kiti plepa, kad jis tarnauja buvusių komunistų interesams, su kuriais ir padaugino tą atmintiną naktį jų būstinėje. Antiena nesirengia būti šio ginčo arbitru. Tik pastebėsime, kad viena nelabai prieštarauja kitam. Po visų audrų, žaibų, pykčių lydėjusių Leo LT staiga stojo labai keista tyla. Nei garsių pareiškimų, nei karštų diskusijų, net paprasčiausių gandų ir tų neliko nė kvapo. O juk būta laikų. Mūsų šalies žiniasklaida paleido į pasaulį gandą, kad žinomas ir nusipelnęs energetikas Ignas Staškevičius neva pasakęs tokius žodžius. Valstybė mus įviliojo į Leo LT sandėrį. Nepatikrintais duomenimis, buvęs premjeras Gediminas Kirkilas, išgirdęs šią frazę, pagalvojo, valstybė tai aš. Tačiau pikti liežuviai teigia, kad Kirkilo minties posūkiu susidomėjo autorių teisės ginanti agentūra Latga. Mat dar gerokai iki Kirkilo tą patį apie save yra pasakęs vienas prancūzijos gyventojas, kurio pavardė de Bourbonas, vardas Liudvikas XIV, o pravardė Karalius Saulė. Antienos kūrybiniai grupiai pavyko užfiksuoti Kirkilo ir Staškevičiaus susitikimą Afrikos smėlynuose. Filmuota slapta kamera. Рядом львеночек лежит и ушами шевелит. Только я все лежу и на львенка не гляжу. Бада-бада-бада-бада-бада-бипа. Носорог рок-рок идет, крокодил дил-дил плывет. Только я все лежу и на солнышко гляжу. До свидания, большая черепаха. А ты придумаешь завтра новую песню? Mes padarysime viską, kad mūsų bičiuliai vėl dalyvautų valstybės valdyme. Šių metų gandų reitinguose yra neabejotinas lyderis. Tai Kęstučio Glavecko pamąstymai apie lito devalvaciją.
Ponas Kęstutis kol kas yra neabejotinas pretendentas į metų gandonešio titulą. Netaip dažnai gandų skleidėjų tampa aukštas pareigas užimantis politikas, bet štai Seimo finansų ir biudžeto reikalų komiteto pirmininkas Kęstutis Glaveckas beveik vienu metu sugebėjo paleisti į pasaulį net 2 antis. Reikalas tas, kad nelabai aiškius profesoriaus pamurmėjimus apie šalies finansinę padėtį žiniasklaida interpretavo kaip kalbas apie greitą lito devalvavimą. Centrinis bankas įvedimo momentu, euro ir lito, pavyzdžiui, lito, euro ir lato, euro ir Estijos kronos, kur yra valiutų valdybos, ne? Santykį nustatys Europos centrinis bankas. Kitaip sakant, jis nustatys gali 7 litus, 8 litus, 4 litus, 2 litus ir taip toliau. Opozicija, žinoma, tuoj pat pareikalavo komiteto pirmininko galvos, o vyriausybės ir Lietuvos banko vadovai buvo priversti neigti neva jo paskleistą gandą. Nors mūsų sociologai paskalauja, kad žmonės nepasitikė politikais, o jo labiau seimūnais, Antiena kategoriškai su tuo nesutinka. Kaipgi nepasitikė, jeigu Glavecko murmėjimų patikėję piliečiai tuoj pat užplūdo bankus ir vien Vilniuje išpirko beveik visus eurus, dolerius ir net zlotus. Tačiau žinomam ekonomistui šio pokšto buvo per maža. Kovo 11 jis nepasirodė iškilmingame Seimo posėdyje, pareiškęs, kad blogai jaučiasi. Bet ir vėl paaiškėjo, kad tai viso labo šlykštus gandas. Ta pačia diena politikas buvo pastebėtas žaidžiantis tenisą su savo bičiuliais. Galiausiai dar vieną gandą paleido Valstybės saugumo departamento direktorius Povilas Malakauskas, pareiškęs, kad panika dėl galimo lito devalvavimo kilo savaime. O tuo tarpu Seimo pirmininkas Valinskas profesoriaus žodžius pavadino ne panikos priežastimi, o kibirkštimi. Matyt, kalbos apie kibirkštis yra savybės būdingos visiems solidžiai praplikusiems politikams. Priminsime, kad kadaise Vladimiras Uljanovas, dar žinomas Lenino pravarde, pranašavo, jog iš kibirkšties įsidegs liepsna. Antienos turimais duomenimis šis gandas nelaimiai pasitvirtino. His name was Vladimir Ilyich Ulyanov, known as Lenin. Arminas Lydeka ne pati stambiausia žuvis drumzliname lietuviškos politikos tvenkinyje. Visiškai kitaip šis seimūnas spindi ir šviečia pasaulinėje perspektyvoje. Pasirodo, kad protokolo pagrindų autorius turėjo labai įdomų pirmtaką. Kažkokį baroną Adolfą Francą Friedrichą Liudviką Frajerį von Knygę. 18 amžiaus pabaigoje šis baronas išleido praktinės gyvenimo išminties dėsnių sąvadą. Vėliau Knygės knyga buvo leidžiama kitų pavadinimų – Elgesio su visų luomų ir padėčių žmonėmis taisyklės. Lietuviškai šis foliantas išleistas kaip etiketo pagrindai. Tačiau Armino von Lydekos nedraugų skleidžiamas kalbas, jog jis tėra apgailėtinas Adolfo, Friedricho, Liudviko ir taip toliau epigonas, Antiena su džiaugsmu paneigia. Viskas yra kur kas įdomiau. Minėtas Adolfas Francas Frajeris ir taip toliau buvo ne tik populiarus anų laikų rašytojas, bet ir vyriausiasis Iliumnatų ordino ideologas. Pasak sąmokslo teorijos šalininkų, šis nelemtasis ordinas iki šiol valdo pasaulį. Jūs įsitikinę, kad naujųjų metų naktį surengtas milijonus kainavęs fejerverkas tiesiog pinigų švystelėjimas į orą? Nieko panašaus. Giliai užsikonspiravusiuose sluoksniuose šie saliutai laikomi slaptų ženklų, kurį Vekso iniciatoriai, liberalcentristai, nusiuntė visatoje išsibarščiusiems savo šalininkams. Juk fejerverkas dar vadinamas iliuminacija, o šis žodis turi tą pačią šaknį, kaip ir masonų Iliuminatų ordino pavadinimas. Įslaptinti pasaulio valdytojų atstovai privačiuose pokalbiuose užsimena, kad liberalcentristui Lydekai jau užsakyta parašyti naują veikalą – Siono išminčių protokolų pagrindai. Sklinda gandai, kad 2000 metai bus labai geri gaidžiams ir puikus vištoms.
Kokie jie bus kitiems Lietuvos valstybės piliečiams, sužinosite antienoje. Šalta velnias, kur dabar eit?